didžioji sąmaš naujiena tarp mulčerių, jau seniai testuojamas, bet tik dabar parodytas naujasis modelis KBRP 250. Tai sunkusis šoninis mulčeris. Tai pradėkim nuo to, kad naudojamas daug masyvesnis sukabinimas. Šios mulkintuvo svoris yra daugiau negu tono 200 kg. Ir visos įdomybės slepiasi viduje. Korpusas yra nuo Mamut sunkiosios klasės mulkintuvo ir tame tarpe turi masyvų vidinį veleną, daugiau negu 20 cm skersmens, Mamuto plaktukus sunkiosios klasės, visą korpusą iš Strengso, o čia viduje yra Hardoxo priešpeiliai, kurie skirti dar geresniam masės susmulkinimui. Iš arčiau galite pamatyti, kad plaktukas tarp priešpeilio turi labai mažą atstumą. KBRP 250 modelis, kaip ir Mamutas, turi pakeičiamą vidinį korpusą, irgi pagamintą iš Hardox plieno. Tad jeigu dirbate ypač sunkiose sąlygose, labai akmenuotose, kur masė gali pažeisti jūsų smulkintuvo korpusą iš vidaus, tai čia to tikrai neįvyks. Blogiausiu atveju pasikeisite vidinį korpusą, o iš išorės jūsų smulkintuvas atrodys kaip naujas. Masyvus galinis velenas, reguliuojama aukščio, veleno pagalba nusistatyti savo darbinį pjovimo aukštį. Priekyje plastikinės mentelės skirtos tam, kad masė neišskristų į traktorių dėl saugumo. Sukabinimo įtaise turime hidraulinį cilindrą skirtą apkrovų nuėmimui.